Diena, mėly žiūrovai, sveiki visi įsijungę Laisvės televiziją. Prieš jūsų akis vis gražesnį pavidalą įgaunantis futbolo klubo Žalgiris namų stadionas. Investuoja į transliacijas, apskritai į moterų futbolą, perdavimas į baudos aikštelę ir Gerasimčiuk arti atmuša kamuolį, visgi ten Garcia jo nepasiekė, bet aikštelė Blaževičiūtė, proga smūgiui, visgi atliekamas perdavimas Romanovskaja į baudos aikštelę. Ir Bikutė gaudo kamuolį. Šiandien į vartus. Blaževičiūtė kerta už nugarų. Romanovska atlieka perdavimą. Blaževičiūtė baudos aikštelėje. Jos perdavimas silpnas ir Bikutė gaudo kamuolį. Kamuolį ten Kontreras. Pražangos nėra. Žižytės perdavimas į priekį. Ir Postol prie kamuolio nesuspėja. Kontaktas ten buvo. Štai sakė Gari Linekiris. Apie tai galbūt kiek vėliau, nes gaudo visgi Bikutė kamuolį. Reta situacija, kai ši venesuelietė šiandien taip suvaldo kamuolį. Ir čia proga smūgiui ir Gerasimčiuk. Šį kartą kamuolį gaudo. Valerija Postol atliko pirmą. Perdavimas į baudos aikštelę. Braun jį atlieka, kur atšoks kamuolys ir puikiai žaidžia Bikutė. Beje, labai panaši situacija kaip ir rungtynėse su Žalgiriu. Ranka veidą. Paliekamas kamuolys Tamarai Braun. Šį atlieka perdavimą į baudos aikštelę. Smūgis galva Amorim. Buvo pirma prie kamuolio, tačiau mušė galvo. Šukštulytė jog už jos yra varžovė. Perdavimas į baudos aikštelę ir Bikutė antruoju bandė kamuolį arčiau vartų, bet to nebuvo ir Rasa Grigonė fiksuoja dvikovos pabaigą. Rezultatas 0-0. Šiaulių Gintra pirmą kartą šiame sezone praranda taškus.